UAB Mikrotestas technikas Antanas Norkevičius demonstruoja, kaip namuose galima susirinkti kompiuterį. Pirmiausia, atplėšiame monitoriaus dėžę ir monitorių atsargiai ištraukiame. Dėžę pastatome ten, kur ji netrukdys. Nuimame monitoriaus apsaugas. Ir ištraukiame jį iš maišo. Prie monitoriaus apačios pritvirtinamas stovelis ir monitorius pastatomas ant stalo. Išpakuojami laidai kyšantis iš galinės monitoriaus dalies. Ir nuimama jungties apsauga. Išpakuojamas kompiuterio korpusas, į jį bus dedamos visos vidinės kompiuterio detalės. Dėžė patraukiama saugiu atstumu nuo darbo vietos, nuo korpuso nuimamos minkštos apsaugos. Išvyniojami korpuso elektros tiekimo laidai. Dabar dienos šviesą išvys kompiuterio širdis, procesorius Intel Celeron. Iš dėžučių išimamos ir kitos detalės, pavyzdžiui, vaizdo plokštė. Beje, plokščių neimkite už lustų, nes laikyti skirti plokštės kraštai. Išpakuojame diskinį kaupiklį, kompaktinių diskų bei diskelių įrenginius, pagrindinę plokštę ir papildomus įrenginius. Atsukami korpuso varžteliai. Nuimamas dangtis. Atidarius korpusą atsukame reikalingi varžteliai ir padedame taip, kad juos vėliau būtų galima rasti ir vėl prisukti. Išimama šoninė korpuso sienelė. Ir ją įsukami plastmasiniai pagrindinės plokštės tvirtinimo kaištukai. Juos įstatykite atsižvelgdami į tai, kuriose vietose yra pagrindinės plokštės tvirtinimo taškai. Ant kaištukų uždedama pagrindinė plokštė. Ji papildomai pritvirtinama varžteliais. Atkeliama procesoriaus tvirtinimo kojelė. Procesorius įstatomas ir pritvirtinamas. Ant procesoriaus viršaus tvirtinamas aušintuvas. Aušintuvo maitinimo laidas prijungiamas prie pagrindinės plokštės. Į lizdus įstatomas reikiamas kiekis operatyviosios atmintinės lustų. Šiuo atveju naudojami DIMM tipo lustai. Iš priekinės korpuso sienelės išimami apsauginiai skydeliai, vietoj jų bus dedami diskelių bei kompaktinių diskų įtaisai. Į paruoštą vietą įstatomas diskelių įtaisas ir varžteliais pritvirtinamas prie korpuso iš abiejų pusių. Analogiškai tvirtinamas ir kompaktinių diskų įtaisas. Pagal vartotojo instrukcijas į Primary Master poziciją nustatomi diskinio kaupiklio trumpikliai ir diskas taip pat tvirtinamas korpuse.
Visi šie 3 įtaisai turi būti tvirtinami ypač patikimai, nes jie, išskyrus diskelių įrenginį, yra gana jautrūs sukrėtimams.